ir tik karo ribos patys provokuojam save ir tikim, kad Rusija nesmogs. Rusija nėra begalinės kantrybės, smogs. Kada nors smogs. Nuo 13 metų, atvirai kalbant, mes Ukrainoje žaidėm žaidimą tol, iki 21 beveik 10 metų. Ir prisižaidėm tiek, kad Rusija smogė. Dabar nuo 21 metų, realiai kalbamės, mes, aiškiai, nenorėdami kalbėtis, mes jau 3-4 metus beveik vėl žaidžiam tą žaidimą, erzindami Rusiją vėl. Sėsti už stalo reikia ir derėtis. Pusgalviai mes su jumis. Šlėktiški pusgalviai, atvirai kalbant. Įsivaizduojam, kaip tos varlės pasipūtę, mes čia už mūsų ten stovi toks rubuilis toks, reiškia, gerai, kietas, reiškia, rimtas, reiškia, Amerikos Trumpas, o neateistas Trumpas. Tai mes su jumis jau esam begalviais. Jeigu aš vėl kartuoju apie technologijas. Uždaras atominis ciklas, mini atominiai varikliai ir dirbtinis intelektas, o jis vystamas visuose kraštuose. O čia mes ir bijom. Jeigu šitos technologijos 6 lygmens jau yra, pas Rusiją, o jos yra, pasirodo. O mums reikėtų bent jau užsičiaupti iš dalies ir baigti vaidinti šikantį katiną. Mums reikėtų savo reikalais užsiimti, o jų yra ohoho kokių. Ir baigti galvoti, kad mes esam pasaulio bamba, kaip ukrainiečiai. Ir baigti uždarinėti sienas, nes gausim taip į sprandą, kad nespėsim nei atsitokiai. Atvirai kalbant, ir tie visi patriotai, kabutėse, kurie daug šneka ir daug pliurpia, nespės net nuo klozeto atsikelt. Laikas pabaigti. Jau laikas, jau vakar reikėjo tai pabaigti. O žmonėms tik norisi pasakyti labai paprastą dar kartą dalyką, užteks sėdėti ant sofų. Užteks bezdėti namuos. Gal į orą išeikit. Gal su kitais žmonėmis susitikit, gal pasidomėkit, kur iš tikrųjų yra ta galima jėga. Šitas elitas bus nustumtas nuo valdžios. Arba bus milžiniškas karas, kuriame išnyksim visi. Todėl galvokim, kaip mąstom.